Sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra ketvirtoji industrinės evoliucijos serija. Kaip matote, aš jau čia kasinėjau kurį laiką, jau šiek tiek daugiau išsikasiau, taigi suradau šiek tiek aukso. Ir besikasinėdamas, štai užklupau, matot, rašo best value 8192. Tai reiškia, kad dabar čia kažkur bus deimantai. Taip, tai yra deimantų vertė 8000 su viršum. Ir jis turėtų būti kažkur priešais mumis 16 blokų. Taigi, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Taigi, kažkur iki štai čia turėtų būti deimantų. Ir dabar mums jį belieka atrasti. Ir ko gero jis bus aukščiau negu man atrodo. Bet jis turėtų būti čia kažkur. Ir mes jau turėjom jį matyti, arba jis yra prie pat sienos, bet abejoju. Arba blogai aš kažką paskaičiau, na, bet tai žiūrėsim. Taigi aš kasinėju. Jau, kaip matot, buvau pasidaręs dar vieną pikeksą, kaip matot, turim šiek tiek irono, šiek tiek sapphire turim, urano, ir mano pagrindinis dabar dalykas atrasti yra deimantų, kadangi man deimantų reikės nemažai. Kai irgi jūs kaip pastebėjote, tai tikrai reikia nemažai. O va, deimantai. Taigi, turim deimantą. Kažin kiek čia jų bus. Tik nesakyk, kad 1. 2. Vienas. Nu, žiūrėkit, lygtais bus 4 deimantai. Ir nebėra deimantams vietos, taigi išmetam stick. Ir man reikia šiek tiek šitų. Ir kaip man dabar, ką čia paukojus. Taigi šitą lopetą, kadangi man reikės gravel šiek tiek. Taigi dar apsikasam, gal kur nors bus netyčia, o kaip matot netoli auksas. Ir labai geras dalykas ir dabar dar galim bus paieškoti su Divining Rod, kur dar gali būti. Tai kur tas mano Divining Rod? 5-12, 1-8, 8, 5-6, 5-6. Štai čia bus aukso kažkur. Štai čia vėl aukso turėtų būti. Taigi susirenkam šiek tiek sapphire, kadangi mums reikės dar vieną pikeksų ir visai netrukus. Ir pas mane jau su inventorium problemos. Ir jums dar turbūt tamsu kaip šiknoj. Taigi, dar susirinkim. Taip, aš jums per daug maininimo nerodysiu. Tiesiog dabar principas, kaip aš kasinėju. Tai pasirodo, redstone'as yra 320. Ir redstone'as nebetelpa. Taip, bet man redstone reikia nemažai. Taip, ironą susirenkam. Na ir aš dabar, kada grįšiu jau į mūsų bazę, tada pratęsiu video. Iki. Taigi, sveiki sugrįžę ir kągi, mes jau išmiegojom kaip tik ir aš pasirašiau keletą medžiagų, vėl kai kam padaryti. Taigi, visų pirma, man reikės vieną šito, reikės keletą šitų ir šiek tiek copper cable. Ir mes pasidarysim electronic circuit. Kai turim tą, reikės vieną refined iron, jūs jau esat net matę, bent jau tie, kas reikės vieno machine bloko. Kai tą turim, tada man reikės, taip, 1, 2, 3, vieno tokio, šitaip atrodo. Laukit, sukeisim, arba tada bus šiandien smooth stone, o cobblestone ir aš turbūt esu dabar teisus. Pažiūrėsim.
Jau turbūt jau pastebėjot, ką aš čia turiu menį ir taip jūs teisūs. Čia yra... Laukit, bandysiu prisiminti, ar teisingai taip aš darau. Taip, turėtų atrodo toks receptas būti. Nebent pasikeitė. Maceratorius. Vienas kobalstonas. O, vienas. Taigi pasirodo, aš per daug šiek tiek dedu jo. Taip, tas ir po vieną kobalstoną. Taip, turim maceratorių. Double Trouble. Na ir maceratorių vėl jungiam prie mūsų grandinės. Ir iškart nieko nelaukia, dedam maceruoti ironą. Ir vėl kaip ir mūsų ekstraktorius, jisai turi taip pat šitas vietas. Bet kol kas aš apie tai dar palauksiu ir tas garsas mane bėsina. Na, čia bugai su Industrial Craft garsais. Ir dabar mano bedboxas turbūt jau... Nu, dar vieną koalą reikia. Dar dvi įdėsim. Ir generatorius taip pat garsą skleidžia neblogą. Tai vis dėlto aš juos įsimsiu, nes jie man maišo. Ai. Ir mes baigiam šitą tą paskutinį tripą su 9 deimantais. Aš netyčia atradau dar keletą. Taigi iš karto upgrade'inam savo Divining Rod. Ir tam reikės vieno koalo, vienas deimantas ir gausim Covalescence Dust. Covalescence Dust, apdėjus aplinkui. Įdėjus Divining Rod gausim Divining Rod paskutinės vertės ir jis yra 3 ant 3, kaip ir ten tie, ir 64 atrodo į apačią. Nu, 64 į tolį. Taigi dar geresnis, dar tiksliau ir dar daugiau. Galim su juo nuveikti. Ir žiūrim kaip mano tas, ir žiūriu, kad visai mano koalas labai greitai suvirškina. Taip. Tas taip, 48. Taip, dabar man reikės dar keletą, šitos 8 galim dėti kepti iškart. Reikės dabar pasidaryti man elektroninę kepyklą. Ir man tam reikės... Štai. Reikės vieną Iron Furnace, Electric Circuit ir Redstone. Ir tiesiog man reikės 5 Iron Ingot. Ir kitus upgrade'insim į Refined Iron. Taip, na davai greičiau šiek tiek. Paskui turim šiek tiek šito. Reikia Furnace pasidaryti. Furnace reikia Cobblestone. Cobblestone turim. Ir vieną Furnace. Na ir paskutinis gabaliukas, kurio dabar reikia. Ir tai štai šitaip. Turim Iron Furnace, paskui reikia elektroninės mikroschemos. Ir tą įdedam į viršų, tegul būna Refined Iron. Ir to įdėsim likusius Iron Dust. Taip, turim Refined Iron, įdedam štai čia, vėl darom tą pačią mikroschemą. Dabar šiek tiek kitonišką receptą padarysim. Ir kaip matosi, jau baigėsi mano kabeliai, jie tikrai greit naudojasi. Mikroschema, Iron Furnace ir apdedam su Redstone. Turim elektroninę krosnį. Ir dabar aš ją prijungsiu turbūt štai, na čia maceratorius, štai čia. Taip. Žiūrim kaip mano tasai, atrodo normaliai. Ir dabar galim bus jau praktiškai viską žymiai greičiau kepti. Ir tie prakeikti garsai. Taip, na žymiai greičiau kepasi, tai čia net nėra su ko sulyginti. Taip, turim šitą. Pasėdam štai čia šituos. Reikės visą ironą iškepti.
Žymiai greičiau, tas kol vieną iškepa, tas 3 kokius iškepa turbūt. Taip, dabar atrodo štai tiek. Ir reikės man ironą, taip, čia dar vieną koalą įdėkim. Taip. Turėtų būti dabar gerai. Taip. Taip. Na taip, dabar ką dar galim pasidaryti? Dar galim būtų pasidaryti. Aha. Bet tam reikės, pasižiūrim, ko man reikės. Darysim Diamond Drill. Taip, 3 deimantų ir reikės F1 mikroschemos. Taip, 5, 6 Refined Iron. tą turim, taip, kabelių dabar ką trūks, kabelių, velnas. Reikia šiek tiek copper įdėti, kad pramaseruotų. Ir įdedam šitą kepti. Tegul kepa. Na, maseruokit greičiau, man reikės nemažai copper. Taip, na ir bus paskutinis Refined Iron turbūt. Štai šitaip. Ir taip, ką čia dar turim? Iškepė mūsų ironas, šiek tiek copper. Reikia dar vieną bent greitai staigiai. Nu, daug, greičiau. O. Taigi, tas kepa, man reikės jau dabar šiek tiek rubber. Pasiemam viską, ką turim. Taip, davai, greičiau. O, kaip, aš noriu greičiau upgrade'inti šitos visus aparatus. Tai, dabar sudedam vėl visus tuos, taip, šitaip. Turim šiek tiek kabelių. Redstone'as. Vienu per daug. Refined Iron, šiek tiek copper cable. Turim vieną mikroschemą. Taip. Dar įdedam, taip. Man dar reikės. Ir baterijos reiks, jo. O baterijai reikia 4 tinų. Ir aš tino neturiu, taigi dar man reikia tin išmaseruoti. Taip, tada baikim kept. Copper. Taip, man reikės 4 tino ir tinas... Galėtų greičiau irgi maseruoti, bet to nenoriu daryti. Taip, kad dar galim dėti kepti. Taip, energijos užteks, ne? Nope. Labai daug koalos rėja. Taip, 4. Taip, ką čia dar padarius? tą pasidarėm. Pasidarysim mining drill, tai praktiškai mums neprireiks nei pikeksų, nei šito kastuvo. Šitas bus to ir to junginys, bet čia yra Industrial Craft 2 itemas, kaip matot, galim paprastą mining drill turėti. Bet jisai šiek tiek lėčiau tai daro, šiek tiek lėčiau kasinėja. O jeigu su deimantais apdėjus, tai jisai veikia kaip deimantinis pikeksas. Taigi tikrai labai geras dalykas. Taip, sudedam štai šitaip ir vieną copper cable. Ir dabar jeigu teisingai prisiminsiu, o aš tikiuosi teisingai prisiminsiu. Ir electronic circuit, turi mining drill. Ir reikia 3 deimantų. 1, 2, 3. Deimantai. Ir turim deimantinį savo tą pikeksą. Ir kągi. Kaip numikt.
Rimta, reikėtų mums dar pasidaryti backpacką, kad galim būtų viską pakrauti, bet atrodo, kad man tam elektros neužteks. Back. Taip, ir... 6 baterijų reikės, 1 cinį, 1 elektroninio to. Ujujui, nemažai baterijų. Tiesiog tegul lydasi. Ir man ko dar reikės... reikėtų jau man daryti saulę. Taip, o kaip man tą saulę padaryti, tai reikės... reikės šitų, bet generatorius taip pat reikalauja nemažai resursų. Ir man reikės coal, šiek tiek to, koks receptas. Manau, aš dar pažaisiu su šitais, kol įgysiu pakankamai resursų. 3, 4... 4... šitą pasėdam. Diamond Drill reikėtų pakrauti iš tikrųjų. Bet jis visą energiją sunaudos. Tai va, jau matosi, elektra didėja daug greičiau. Tai reiškia, kad jau pilnai pasikrovė. Ir kol kas aš tą mining drill padėsiu čia. Kadangi aš neapsimoku eiti kasti su juo, tol kol neturim backpack. Bet man reikia šiek tiek obsidian ir tiksliau bent 2 gabaliukų. Ir aš turbūt padedu viską, ko man kito nereikia. Štai šitaip, šitaip, šitaip. Taip, tegul štai šitas toliau maseruojasi visas. Jam įdėsim dar šiek tiek koalos. Ir tiek. Taigi šitas maseruojasi, aš keliauju atgal link mūsų kasyklos. Bendrai ne, iš pradžio parodysiu šitą, taigi. Visi matot, ką rašo, tai rašo best found, tai rodo 3 geriausius iš eilės, kurie yra tame 3 antrėjų bloke. Ir jie 12 EMC ir mano foodas baiginėjasi. Greitų metu reikės padaryti čia... Reikės padaryti kokį tiltą, nes jau atsibodo man čia plaukiat pirmin atgal. Taip. Ir mes dabar keliaujam tik tais pasiimti obsidian ir kai grįšiu aš į trobą, tada pratęsiu video. Taigi, aš grįžau ir einam iškart prie reikalo. Taigi, man reikės 5 irono gabaliukų, reikės šiek tiek obsidiano, reikės 1 diamantą ir 1 ender pearl. Ir gausim savo portal gun. Taip. Ir tik šiuo metu portalo ginklo šitie skiriasi šiek tiek garsai. Tai štai 1, pakeičiam spalvą. Laukit. Va išjungia. Neprisimenu, kuris spalvą pakeičia. O va. Taigi su vienu mausu mes paspaudžiam. Taigi su dešiniu ir su kairiu paspaudžiam ir šiuo metu galim matyti viską kaip norim. Taigi išjungiam, einam į lauką. Tarkim, 1 štai čia paliekam. Ai. Vos. Na ir nežinau, kur tarkim. Kaip matot, mes tenai galim būti. Grįžtam atgal ir grįžtam į vidų. Vaikštam, žiūrim, o štai čia karvė. Gaila, kad negalim išmesti.
Tai va, grįžtam atgal ir tas gerai, kad galim matyti. Ir dabar išjungiam portalo ginklą. Taigi aš šitą vėl naudosiu, kai kasinėsiu. Ir kągi, šį kartą tiek turbūt. Aš dar pasimaseruosiu savo visus turtus, kuriuos buvau parsinešę. Šiek tiek pasiruošiu kitam kartui, kad būtų ką man jums parodyti. Taigi, su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančių kartų. Ate.